Antra dalis dabar bus, darysime viską į platformą, antrame kompiuterio diske. Taigi, pratęsim toliau, dabar padarysime sistemą, bet mes ją įdiegsime į diską D, susikursime papiršį, dabar paprasčiausiai atsidarau naršyklės serverį, kur stovi mūsų programos. Grinai pasiruošiu, nes jau keletą programų turiu, pasisiusim platformą ir pažiūrėsim, kaip tą reikėtų daryti. Kodėl taip reikėtų daryti? Aš tiesiog galvoju, kad man taip geriau daryti, nes jeigu kas nesigavo, tai galima paprasčiausiai ištrinti, pašalinti, nes išdiegti nereikia, kaip sakiau, čia yra trinamos programos, nes jos nediegiamos. Patogu naudoti dėl to, kad jos neįsirašo į registrą, nestabdo kompiuterio darbą, kaip sakiau, uždaręs programai, nekabo foniniam režime. Taip, kad iš tikrųjų yra geras dalykėlis. O apsispręsti, kaip kam ką naudoti, tačiau grinai kiekvieno pasirinkimo laisvė. Taip, kad pradėsiu aš važiuoti, gal susikursiu iš karto papkutę, kaip čia pavadinsime ją. Džin paprasčiausiai. Džin. Tai man nesu galvos. Gal aš jas pasididinsiu tas, kad būtų geriau matyti. Taip. Gal pakeisiu iš karto ženkliuką šiai, kad išsiskirtų. Taip. Ką čia mes susidėt dabar, aš tiesiog nežinau. Va šitokį va. Kad jau būt matyti, kad kažkoks tai taikom. Ok. Matom šitą mūsų, sakykime, dalykėlį, ar ne? Matom, kad šitą papkę yra dabar jinai tuščia yra. Jinai dabar yra tuščia. Kodėl taip darau? Jeigu viskas gerai gaunasi, paprasčiausiai tą visą papkutę sukopijuoju ten, kur tau reikia, ar į USB atmintuką, ar galima į kompaktą įrašyti, ar išsiųsti į internete kažkokią tai failų saugyklą savo, jeigu turime. Ir viskas. Taip, kad tikriausiai parsisiųsiu iš karto platformą, nes keletą programų jau turiu pasiruošęs parsiuntęs dėl laiko sumetimų, kad be reikalo laiko negadinti. Taip, ir spaudžiam siųsti dabar. Čia informacinis, kad tai yra beta versija kitos platformos, mums nereikalinga dabar. Yra nauja darbinga versija platformos. Mes ten kažkur kažką tai darėme. Faktiškai bus kažkas tai jau pažįstama matyta. Ir pasisiūsime mes. Pasirodyk, nesisarmatyk. O, maladės, išsisaugojame jį. Ir ką, viskas mes jau įgavom. Aišku, aš visą laiką iš karto išsivalau viską, kad man niekas nekabotų. Užsidarome šitą. Ir viskas. Tai turim parsisiunti. Dabar darysim, kad būtų viskas. Tai, kaip matot, aš jau turiu keletą programų parsisiuntęs, bet dabar parsisiunčiau va šitą platformą. Įdiegsime platformą, įdiegsime gal kokią programėlę. Ir, kaip sakiau, labai yra keletas svarbių momentų, kaip jį pasirinkti. Kalbą, aišku, pasirenkame mes. Aišku, lietuvių šiuo atveju. Ok. Čia atsidariau kitą sistemą. Čia yra Windows XP. Atsiprašau, Windows sutinkam su... Ir tas svarbus momentas, kur mes ją dabar diegsim, kokį kelią mes nurodysim. Nes kaip anksčiau matėme XP sistemoje prieš tai, jeigu mes kelio nenurodysim, gausis klaida. Aš specialiai dabar pasileidau kitoje sistemoje, čia yra Windows 7, sisteminė kalba anglų, specialiai, kad būtų matyti, kad tikrai visur dirba. Ir analogiškas bus dalykas, jeigu mes iš karto spaudžiam diegti, jinai mums neduoda diegti. Šitos programos nėra diegimas, jos neteršia registro. Tad mes pasirenkam, atsiprašau, savo kelią į kompiuterį, kur mes pasidarėm papkę diskas D, Portable Gin ir OK.
Ir mes į šitą papkutę dabar įdėksime platformą. O ir paleisti. Aišku, pasileisime, aišku, iš karto jinai kreipiasi į internetą, ieško užsidarom kol kas, ieško programų iš serverio, ką jums gali pasiūlinti. Vat, kaip matom, langas dabar yra švarus meniu, kaip programų nėra, nieko čia. Vat, taip, kad laukiame, ką jinai mums pasiūlys. Kada mes dieksime iš šitos, vat, iš serverio tiesiai, iš konsolės šitos, tai programas eis ten, kur mums reikia. Po to dieksime keletą atskirų programų. Na, vat, gavome mes sąrašiuką, vat, ir aš dabar gal kokį vieną, gal dvi programas specialiai parodyti, kad ir Google Chrome naršyklę, sakykime, nežinau, gal dar ką nors, o gal čia nereikia jau daugiau man nieko, tiesiog aš nežinau, nieko net neįsivaizduoju, ką čia man. Nu, vat gal audio playerį, dar šitą gana neblogas playeriukas. Nu ir mums pradžiai užteks. Spaudžiame toliau, ką pasižymėjome. Nu, vat, dabar yra atsiunčiamos programų tie failai. Nu, vat, po to, kada juos dės į vietą, bus paklaus, aišku, dėl sutikimo sąlygų naudoti. Aišku, mes sutiksime su tuo. Nu, bet čia viskas bus iš eilės dabar. Kalbos klausė. Aha, čia playeriukas kalbos, kad čia mums turi kalbų. Lietuvių kalbos neturi. Aišku. Hieroglifų nereikia įprasti. Na, vat gal kad ir rusiška. Ir pasispaudžiam OK, sutinkam su sąlygom naudojimuose. Ir viskas. Jim pasidiegtas. Dabar Google Chrome vėlgi sutinkam su sąlygomis. Ir viskas pas mus važiuoja kuo puikiausiai. Įsidės Google Chrome naršyklė. Google Chrome daug kas dabar naudoja. Ganėtinai neblogą naršyklę iš tiesų. Bet vėlgi kam kas patinka. Kam kokia naršyklė patinka. Nu vat ir mes jau dabar matome pranešimą, kad jūsų įdiegtos naujos programos nuo šiol yra Portable X kompiuterio meniu ir jas galime mes kuo puikiausiai naudoti. Mes spaudžiame OK, nu ir pasižiūrime, kas tas mūsų meniu. Vat prašom, mes matome šitas įdiegtas programėlės. Ar ne? Dabar gal aš jo neuždarinėsiu. Paprasčiausiai parodysiu, kur mes jį nukreipiame. Kaip pas mus viskas gavosi, kad pas mus niekas buvo, vat, ir mes šitoj papkėje viską turim. Pas mus nieks neužsižiūrino. Čia mes turėsime visą laiką tos pačius failus, o jau kai atskiras programėlės diegsime, mes diegsime į šitą papkę. Mes dabar sudėgėme AIMPą ir Google Chrome ir viskas stovi vietoje. Vat, nes kada dėgiame serverį, jis automatiškai nueina čionais. Kada diegsime skirai programas, mums reikės būtinai nurodyti kelią, kuriame diegiame. Tad dabar pasižiūrėsime, kaip čia mums gavosi su tom programom. Nu, pasileidžiame playeriuką. Nu, vat, prašau, dirbantis mūsų playeris. Taip, šitą equalizerį mums dabar kol kas nereikia, bet, na, čia galima keisti. Biškimus, tai va taip galima pasidaryti, ką mes čia dar galime skinant. Nu, galima tokį va pasidaryti, va, prašau čia. Taip, kad viskas yra dėlė. Neturiu šiokio muzikinio failo dabar, kad kažką paleisti, bet tikėkite, viskas kuo puikiausiai groja. Taip, dabar Google Chrome naršyklę mes pasileisime. Pažiūrėsime, kiek čia mums viskas dirba. Grinai pasibandyti, nes viskas darė, nedarodė iki galo. Nu, va, ir viską mes šitą turime. Ką mes čia dabar pabandysim kažką pasieškoti galbūt. Orai, kaip yra paprastai ir aktualu, galbūt labai daug orai Vilniuje. Vat, ir prašau, mes iš karto gavome Vilnių, daleiskim šitą pasižiūrime, atsidarome. Orai Vilniuje, vat. Labai neblogas ir tai, man nepatinka. Vat, nes yra ir
tiklesni biškutį orai, už tai, kad yra burlenčių mėgėjams visokiems, vandens telkiniuose yra ganėtinai tikslios orų prognozės. Ir kad pas mus šitas viskas stovėtų, nereikėtų kiekvieną kartą, kad mes paprasčiausiai galime, pasižymėti, kad šitaip viskas užsidarom. Neužsidarom, bet grįžtame atgal ir pažiūrėsim. Prašom, mes ją turim jau čia nais. Mums nereikia kitą kartą jau rašyti, ieškoti, paprasčiausiai mes pasispaudžiam šitą nuorodą ir viskas, mes įvažiuojam. Taip, kad galima čia visas svetainės susidėti ir jokių problemų tame neiškyla. Taip, kad matom, kad ir Google Chromas yra puikiai dirbantis ir jokių problemų čia absoliučiai nieko, sakykime, nesudaro. Dirba puikiausiai. O taip, kad pamatėme dabar iš serverio tiesiai įdiegtas 2 programas, ir jos tikrai puikiai dirba. Dabar, kaip minėjau, užsidariau aš jį, kaip minėjau, aš gal, kad nesimaišytų, iš karto pašalinsiu tą platformą. Mes ją gal pašalinsime šitą centimų sąrašą, mums dabar nereikalinga ir įsidiegsime bent keletą programėlių, aš nežinau, ar čia viską diegsime, bet gal iš eilės aš ir bandysiu. Ir būtent, kad keletą nurodyti. Tai mes dabar į platformą, po to gal padarysiu kaip be platformos diegti. Taip, pasileidžiame mes jį. Mes iš jų žemyn, duodam pasirinkti kalbas, plėriukas, jeigu turi kalbas programos, taip pat duoda pasirinkti kalbas, pasidarome lietuvių, spaudžiame OK, diegiame toliau, taip, mums su kalba, ir yra svarbus dalykas. Mums reikia dabar nukreipti ten, kad jinai mums būtų grinai platformoje. Kaip aš sakiau, nurodyti kelią. Pasirinkti, einame į kompiuterį, einame į diską D. Ir matome, yra pas mus sukurta šitą papkę, Portable Gin. Mes ją pasispaudžiame, ane? Ir mes atsidaro tą papkę ir matome, Portable Apps. Mums reikia diegti viską į šitą papkę, kad viskas būtų gražiai pas mus tame platformos meniu. Pasižymime šitą papkę, matome, čia jau rodo, kad yra kažkas susidėta, bet daugiau niekam nereikia, būtent šitą Portable Apps su ženkliuku mažiuku tokiu. Ir spaudžiame OK. Ir tada toliau diegti. Ir yra diegiama. Yra diegiama programa. Aš gal iš karto pirmą sudiegsiu, paskui pasižiūrėsime, kad pas mus niekas neužsišiuklina, viskas gražiai stovi. Tipo, kad būtų, taip mes dabar neleisime. Toliau sekantį, kad jos visos stovi korektiškai, gražiai. Taip, Opera dabar įsidiegsime. Ta, kad pas mane nėra. Čia jos parsiųstos yra paruoštos, vėlgi duoda mums ir kalbas pasirinkti. OK. Toliau sutinkam su sąlygom ir vėlgi nepamirštame nurodyti kelio, kad viskas būtų pas mus gražiai tvarkingai. Vėl einame į kompiuterį, į diską D, į Portable Gin ir šitą Portable Apps mes tik pažymime. Ir OK. Ir gavom kelią. Portable Gin ir įdiegti. Ir važiuojame mes tada. Irgi vėl neleisiu aš jos baigti. Ką dar čia aš gal dar ofisą turiu. Tą gimpą gal nedėsiu. Labai užtruks ilgai po to. Pasileidžiame. Ofisą įsidiegsime. Aš jį parsisinčiau rusišką failą. Paleidžiame. Toliau. Numesiu žemyn, kad nesimaišytų, ar ne? Ir vėlgi, nurodome mes jam kelią. Vėl einam į kompiuterį. Ten, kur mes susikūrėm savo papkutę, ne? Portable ir Portable Apps. Vėl mes žymim Portable Apps, kad viskas pas mūsų, galim pažiūrėti žemyn, ką mes dėgėme, kad Opera mes jau įsidėgėme, ne? Ir vėl C player įsidėgėme, bet žymime tik šitą Portable Apps, jokių būdų, jokia kita papkė. Portable Apps. Ir OK. Ir matome kelią. Visą laiką galime mes ir pasitikrinti, kad pas mus nueitų teisingai į Portable Apps ir bus sukurta tokia tai papkė. Šita papkė bus sukurta.
Ir viskas bus pas mus tada gerai. Ir rašome ustanai paleisti. Nu, todėl, kad čia rusiška. Nepriklausomai, kad ir sistema yra anglų kalba, galime pasirinkti kokią reikia kalbą, ar pasisiųsti kokią reikia kalbą. Ir viskas pas mus ko puikiausiai važiuoja. Viskas ko puikiausiai važiuoja. Viskas ko puikiausiai važiuoja. Nenoriu, kad labai daug užimtų laiko, po to darysim dar kaip darysim be platformos, tada parodysiu, kur ką paimti parsiųsti, bet čia grinai, kad laiko sumetimais, Nes tie video pas mane kažkodėl taip per tą visą balakinimą, kartais labiški ir tokie gal ir didokie gaunasi. Bet aš darau be pauzių, darau pilną, kad būtų matyti ir viskas procesas. Vat ir gatava, kad to. Visio. Dabar šitas mes susidėjom programėlės, ar ne? Šitą galime ir pašalinti. Nu ir ką, mes dabar pasileisime jau pačią platformą. Einame į savo diską, kaip mes jas paleisim. Va šitas failiukas, ar ne? Vat. Jis yra paleidimo failas. Taip, kad mes jį galime nusisiųsti į darbastalį, jeigu mes naudosime, dalesim kompiuterį iš disko D, ne? Ir jisai visą laiką bus šitą. Mes jį nusisiunčiame. Prašau, jisai pas mus jau čia yra. Aš gal šitą biškį, gal numesiu ją apačią, kad nesimaišytų, ar ne? Bet kad biškį susitvarkyti, kad čia nebūtų daug prirašymų, ten toks, tai startas, kutas, mes jį pasižymė, kad pervadinti ir mes jį biškį pervadinsim. Start. Tegul bus apps. Vat. Ir vat, gana taip neblogai jisai ir atrodo. Nu ir ką, bandome mes jį pasileisti. Tiesa, dar neleisiu, bet parodysiu, vat, ką mes diegiam, vat, kaip akcentavau šitą Portable apps. Portable apps, aišku, yra mūsų dokumentai iš tos pačios konsolės, viskas, ten muzika, paveikslėliai, video failai, mes viską galime čia laikyti, o šitose papkutėse, ar ne? Bet vat, ką mes dėkim, vat, čia gaunasi praktiškai kaip kompiuterį program failės, ar ne? Daleiskim, aš tai darysiu kompiuterį, ar ne? Vat praktiškai gaunasi kaip šitas dalykas. Ir viskas gaunasi pas mus tada puikiausiai. Vat. Tai vat šitą failo paleidimą mes nusikėlėme į darbastalį ir mes dabar pasileisime pačią platformą ir pamatysime, ką mes sudėgėme. Vat prašau, šitį pas mus jau buvo įdėktas, šitas buvo įdėktas, įsidėgėme mes Office, įsidėgėme Opera naršyklę, įsidėgėme VLC playerį. Nu ir ką, nu ko pradėsim pabandyti? Gal iš apačios. VLC playerį, pasileidžiamės į VLC playeriuką. Vat. O tegul būna tęsti. Ir viskas. Vat prašau VLC playeris. Gaila, neturiu jokio video failo šiandien ir gal sekančiame aš įdėsiu ką nors video, kad matytumėt iš tikrųjų, kad tai viskas iš tikrųjų veikia ir viskas iš tikrųjų groja. Vat prašau VLC playeris, visiems gerai pažįstamas, ar ne? Uždarome jį dabar. Toliau, ką mes dar čia dėjome? Opera portalą. Opera. Naršyklė, Opera. Vat, prašau, pasileidžia į mūsų naršyklę. Kadangi mes jau kalbą rinkomės lietuvių, aišku, jau bus, mes galim pasižiūrėti meniu, viskas yra lietuviškai, kam patinka, kalbas kokia reikia ten, anglų, rusų, ukrainiečių, kitajozų, lietuvių, viską galima ir viskas kuo puikiausiai dirba, ar ne? Google paieška ir viskas pas mus, nu, dėl viso ko aš paieškosiu, kad vėlgi tie patys orai ir tegul pas mus nuvažiuoja. Vat, prašau, viską mes matom, kad puikiausiai viskas eina. Taip, kad jokių problemų čia nesudaro. Kaip šitą susitvarkyti, tikriausiai žinote, kas naudoja Opera, kaip pasikeisti, kaip pašalinti, kaip dadėti. Taip, kad viskas dirba kuo puikiausiai. Užsidarome, matėm, viskas pas mus kuo puikiausiai dirba. Ko mes dar nepaleidinėjome, nu, vat, Office paleisim. Iš karto rašyklė, visas pilnas komplektas ten, ir skaičiuoklė, ir rašyklė, kaip sako, ir Word, ir Excel, ir pristatymas, ir viskas
Nieko aš čia daug nerašysiu, paprasčiausiai dalį, gotovo jau. Ok, ir viskas. Nieko man čia daugiau nereikia. Grinai tik tai, kad parodyt, kad puikiai viskas dirba, viskas puikiai veikia. Vat, prašau, vat ir atsidarė ofisukas. Langas, kas senai naudoja ofisą, sakykime, kokį 2003 ar 2000, iš tikrųjų langas yra ganėtinai pažįstamas. Iš tikrųjų ganėtinai pažįstamas ir viskas čia veikia. Gal mes pabandysim čia parašaliuoti ką nors. Ant vidurio biškį pastumsiu. Nu, vat, biškį, sakiau, ant vidurio pasiūsiu. Ant vidurio biškį. Kad būtų, tai biškį matyti, vat. Nu ir vėlgi, visus įrankius turit, mes galim, vat, pasižymę, daleiskim, pasikeičiame mes šrifto dydį, ar ne. Galime pasiriebinti mes į biškutį, pasikreipti, ar ne. Nenoriu aš klaipėdau čia mes. Šitą atnaimsiu, pasiriebinti galime, ar ne. Dabar daleiskim spalvą kažkokią tai pasidaryti. Vat, prašau, viskas kuo puikiausiai gavosi, ar ne? Vat, viską daro, rašo ir viską. Vat. Sakykime, pasidarom, išsaugoti, ar ne? Kur mes jį, sakykime, norėsime išsaugoti. Nu, kadangi dažnai daug kas naudojasi Microsoft Office programa. Čia mes jį pavadysime, daleiskim, kad ir proba. Vat, Office, nu, gal kiek neįprasta, nu, bet tai viskas čia gaunasi gerai ir gal darbastalį išsaugosim. Vat. Prašau, viskas pas mus išsisaugoja. Dabar, kadangi pas mus nebuvo jokios įrišta programa, aš uždarysiu, ne? Mes pasispaudžiam, pasiieškom programą kokią atidaryti ir mes dabar, aš turiu čia bivordiką įsidės, galime su šitą atsidaryti, nu galime ir atsidaryti, daleiskim, pažiūrėsim, kad pas mus viskas kuo puikiausiai gavosi, irgi nešiojama versija yra, vat prašau, viskas kuo puikiausiai gavosi, ar ne? Bet yra dar kitas dalykas, pasiieškosime dabar, kur čia mūsų tas ofisiukas yra. Vėlgi tai nieko nėra sudėtinga, mes paprasčiausiai einame į diską D, kur mūsų buvo šitie Portable Gin, Portable Apps, Office'as, daleiskim, rašyklę ir Open, ane? Vat ir, nu, tegu būna čia šitai, ir OK. Vat, prašau, jau pas mūsų Office'as atsidarinės, ženkliukas, matot, pasikeitė. Ok. Vat, prašau, viskas kuo puikiausiai dirba, viskas kuo puikiausiai matosi, ar ne? Vat. Pagal nutilėjimą dabar pas mus šitą ir viskas, ir jokių problemų, viskas puikiai gaunasi, paskui puikiai važiuoja, puikiai rašosi. Vat. Ką dar norėjau parodyti? Dar norėjau parodyti taip, kad iš tos pačios, šią užsidariau dabar, ne? Šitą mes turim paleidimą, šitas, kad mums nesimaišytų. Turim šitą paleidimą, ar ne? Dabar mes galime nuveiti vėlgi į tą pačią ir naudoti kaip pastovės programas, paprasčiausiai nueinam čia, kur mes viską susidėjom, kad ir tą pačią daleiskim Opera, ar ne? Mes šitą paleidimo failą, vat, pažiūrim, Opera Portable Execution šitą, nusisiunčiam daleiskim, į darbastalį, bet mes jį jau turim, ar ne? Aš to viską gal parodysiu, gal biškai padėsim, kad ir Google Chrome'as irgi taip pat, irgi nepamirštam. Google Chrome, Portable Execution šitas, ar ne? Vėlgi į darbastalį, ar ne? Vat, prašau, kaip pas mus viskas puikiai stovi, ar ne? Vat, vėlgi čia daug visko to prirašyta, kad mums nebūtų visko prirašyta, vėlgi visą laiką aš viską biškai pasitvarkau. Ką man čia tų pusę ekrano raidžių? Nenoriu aš jų. Sakykime, Opera, Portab, dar praskirsiu aš jas, nu, bet ir gauname Opera Portab, ane? Čia irgi, vat. Matot, kiek daug čia prirašyta, nu, kam čia to reikia viso rašliavos? Pervadinam. Ir kaip mes čia dabar ją pavandinsim. Važiuojam,
Porta. Nu, irgi gal tik tai atskirsiu. Vat ir viskas gavus. Vėlgi Google Chrome, vėlgi gal biškai per daug, nu, bet normaliai. Vat, viso. Dabar mes platformas pasileidę nesame, bet mes galime, vat, aš paleisiu platformą dabar, vat. Galime dirbti mes kuo puikiausiai iš platformos, ne? Bet aš ją uždarau. Ir dabar nepaleidęs platformos, o paprasčiausiai, kaip normalią programą, paprasčiausiai iš darbastalio pasileidžiame Opera. Obana. Ir dirbam, ir važiuojam, ir darom, kur mums reikia. Jokių problemų. Jokių problemų, ar ne? Vat. Dabar toliau, kas Google Chrome taip pat. Kaip normalią programą, kadangi mes jau viską ten pas mus teisingai viskas padaryta, mes viską įsidėjom čia į ekraną, vat, ir dirbam kuo puikiausiai iš ekrano, ar ne? Vat, susikrauna mūsų Opera. Jau Opera sumaišiau, atsiprašau, Google Chrome'as, ne? Kadangi pas mus jau čia yra sužymėta, mes daleiskim orą pasižiūrėti, mes prašiausiai pasispaudžiam, kas buvo dadėta, ir vėl viską tą patį matom. Aišku, aš daug čia niekur nelandžiuosi, kaip mėgstu sakyti, dėl laiko sumetimų, nes mano tos blevizgos čia tikrai būna, kad labai išsiplečia. Taip kad, vat, prašau, viskas kuo puikiausiai, viską matom, orus kelių vadinamų, ar ne? Vat. Puiku, užsidarom. Taip, kad galima naudoti ir kaip, vat, jau šitos yra, eina iš disko D, jos neužgriozina mūsų registrų, neužšiukština nieko, nesunkina kompiuterio darbo. Taip, kad galbūt šiam kartui bus tiek, vat, tai mes darėm platformą. Sekančiame pabandysime padaryti be platformos, taip, kad pamatėme vieną kitą dalykėlį, kaip atskirai programas įsidiegti, daleiskim, parsisiųsta šitas, ar ne, nu, kad jų ir dabar jau net ir nereikia. Šaliname ir viskas. Vat, ir kaip išvesti į darbastalį, šalinti šiukšlę visą valyti ir viskas. Ir viskas. Viskas kuo puikiausiai dirba. Taip, kad tęsinys dar bus, tikriausiai aš jį padarysiu taip, kad gal šį kartą kol kas tiek.